ir specialiai nerašiau, kad suneštinės vaišės, kad žmonės neįsipareigotų ir tai dabar žiūrovų, kadangi čia taip pasibarstė, tai mes, kai bus varžytuvės, tai vis tiek žiūrovų stalu jūs vadinsim jau visus, nes čia bus tokių, o jeigu jūs visi sueitumėte čia prie to stalo, tai čia tikrai visiems visko užtektų ir prašom nesikuklinti. Tai va, labai tokia gimė idėja padaryti tą folkloro šventę vakaronės formato ir kadangi, kad nebūtų atlikėjų ir žiūrovų, dėl to ir prašiau žiūrovus eiti visus prie stalo. Ir jeigu bus reikalas, mes čia staigiai jį pastatysim. Tai labai smagu supažindinti visus su senais draugais, su naujais draugais. Tai mūsų kolektyvą jau visi čia pažįstat, nereikia mūsų pristatinėti. Čia yra Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinio Radasta. Čia yra Kauno rajono Vatnevos seniūnijos folkloro ansamblis. O dabar visi paplokim Joaną Vainardienę. Tai va, ir dabar, kadangi mes pasinaudosim šeimininkų teisę, mes pradėsim savo programą. Ta programa, kurią mes buvom pristatę dainų šventės atrankai. Bet kadangi mes atrankos nepraėjom, a programos nieks negirdėjo, tai dabar mes ją ir parodysim. Šiaudais dengti stogelį, langelį mažutėlį ir girgždančios durelis, Timana tėviškėla, oi ly, oi ly, oi lylė, oi ly, oi ly, oi lelė, ir girgždančios durelis, laukai krikiais apsėti, vitalas vinai ūžė, rugiai kviečiai išlaukia, banguoja kaip giružė, oi ly, oi ly, oi lylė, oi ly, oi ly, oi lelė, rugiai kviečiai išlaukia, siūbuoja kai giružė, Manarų darželis prisėda
nuo šimtmečių senų, tėveliai čia gyvena ir aš čia gyvenu. Oi, 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 lyle, oi, oi, lele, tėveliai čia gyvena ir aš čia gyvenu. Paskubėsgi žemės, oho kokios, javai mūrų stovi, krečių prisikulam, nuvežam ant valco, nu į prisiverdam visokių marmucių, kleckų, zacirkų, gerą mirkalą užpilam, užtat jau užaugo kalnaberžių, tokie aukšti, drūti, raudoni, įsmagus, kai aš. O kalnaberžiais mus vadinu tudė, kad nuo senų senovės, gi kalnaberžiai žmonės, patvirtinkit, nuo senų senovės aplink mūsų kaimą sakydavo, kad kalnaberžė gerai veržė. Į pas mūsų kaimį, tik žinot, yra dvaras, dabar tai stikti gražus. Kažkada senam tam dvare viešapatavo labai toks žiauras ponas. Vieną kartą tas ponas einu pasivaikščioti po savo valdas. Einu, ir surandu tokį augalą. Novatnus, toks lapas, šiurkštus, akuotė parakis braukė, susipainėjo, supjaustė rankas, jam tas augalas, kad užtyka, tas prabangas ponas, ant tą augalą parėjo namo, sukvietė kūmečius, įliepė tą augalą naiti, šraut, sumalt, sudaužyt, kad niekai čia neliktų. Pasimė kumečiai spragilų, dalgių, kirvių, nuinėja. Parodė tas ponas, kur augo tas augalas, nėja, daužė tą augalą, daužė, su spragilais padarė krūvą šiukšlių, nieką nesunaikina. Ponas dar labiau supyka, sakė, kad jų nesudaužyt, tada paskandykit. Sumetė tą šiukšlių krūvą tie kumečiai kruostą upelį. Nugi iš ryto ateinu, žiūri gražiausias upelis pilnas baltos tešlės. Ponas dar labiau užpyka, sakė, nu kad nesudeginut, kad nepaskandinut, nesumušit, sudegikit tada. Sukrovė kumečiai didžiulį laužą. Paimutė įsaujame metų į tą laužą tos tokiais bakaniukais. Tai kažkam, kažkas sumislė paragaut. Nugi paragavo, kad jūs skanus tie bakaniukai, kad puola tie kumečiai valgyt, į tai mūsų kaime atsirado duona. Ergyte jaunoji, kas sūnumoji, kad varga bernelį pasidamoji, kad varga bernelį pasidamoji. Turtuolis bernelis šaly stovėjo, man ją veidelis dagių dygėja, man ją veidelis dagių dygėja. Vargdienis bernelis šaly stovėjo, man ją veidelis žėrėjo, man ją veidelis žėrėjo. Turtuolė bernelė laukai arti, vargienė bernelė į rūžą kėti, vargienė bernelė į rūžą kėti. Turtuolė bernelė jaučia samdyti, vargienė bernelė paties augyti, vargienė bernelė paties augyti. O jūs žinot, ką geresnė už kaimą vakaruškas?
Mėgdavo jaunimėlis pavakaruškaut, kai visų rekreiti pas mumis. Kadu pas Jankautską Vacį, abu pas Mikėną Juozą, abu pas Sarapiną Petrą. Būdavo užlaidži Gaspadoris Seklyčią, įsiūskit Justinai Kucligrytą. Žiūrėk, Bobina Mykolas jų tuoj pradės virpit smuikelį, rumbos jezelis, įsitrauks Konstantinką, da pasidės pusuolų bandoniją, gal prasigadys. Ja brolis Alpinas pasiruošęs, kai ištikis stovi mušt barabaną, Balčiūnas Steponas jų tuoj virkdis harmoniką, Kmeliauską Mykolas klarnėtą prapūst bandys. Nu, jau užsivesdava. Derlis tik sumos čia vatų kulnais, tik pliumpt ant vieną kelią prieš mergą. Suprask, reikia jį pakelt nuo žemės polkai, o mergus tik sugriebs į Joną Padalkas, tik paduos bernų ranką. Į tai nusisuks viską aplink šluodami. Tai uždainuos kaimo jaunimas, į jo dainelą suplasnos, o manęs lėks tik nuliūdimas, tave ilgėtis nuolatos, o manęs lėks tik nuliūdimas, tave nuolatos, bet tu dainelių negirdėsi ir nesuprasi jos jausmų. Tu man liūdėti nepadėsi ir nepalengvysi skausmų. Tu man liūdėti nepadėsi ir nepalengvysi skausmų, kai šviežvaigždutė vakarinė tamsioj padangėje nakčia, tu prisiglaudęs prie krūtinės, bučiuosi kitą paslapčia. Tu prisiglaudęs prie krūtinės, bučiuosi kitą paslapčia. O kada kitas verdužėlis, tavi brangioji glamonės, o man tik pilkas debesėlis, liūdės svajonėse padės, o man tik pilkas debesėlis, liūdės svajonėse padės. Vienas sykį pas mumis žemę buvo nusilaidęs Dievas. Ainus per žemę senas toks dėdelis, lasdelė pasiramščiuodamas, gižiūri, bernas ari dirba. Na, bet tai ari išvara vieną vagą, tada tą plūgą pakeli, apsuku tuščiom apnešu vėcis, to į vagą į vėjas vara. Tas Dievas sako, vaikai, tai ką tu darai? Sako, daryk su verstinė, tai tau nereiks 2 sykių vaikščių, tu sako, vieną sykį vagą nuvarysi, į kitą sykį grįždamas antrą vagą nuvarysi. Tas bernas pamyslėjo, aha, matai, protingai mane pamokina, nu, taip ir paliko. Ainu, žiūri, Gryčius stovi, langą atidarė, žiūri, Gryčius sėdi merga, audžia audeklą, ale kaina, vat nebėgnyčių, kai tima perkliuoji, tas Dievas paėmė pamokina ją austi, kai reikia. Nu, taip ir pavyko. Va praėję metai, myslė Dievas, nu, pamokinu žmonės, kai gyveni, a jis tu dabar pasižiūrėt, kai jie gyvena. Dabar nusilaidė į žemę į vėliakus, einu tuo pačiu kelaliu, einu, į vėl susitenku tą patį berną ariant dirvą. Vagos lygius, skaistrūnus, tiesius, arimus gražės, bernas linksmas, nepavargęs. Saka, gerą dieną, vaikeli, gerą dieną. Saka, kai tu čia tai gražiai dabar moki dirbti, saka, kasgi tavi pamokina.
Ani, sako, perni, va toks dėdelis ėja pro šalį, tai pamokina mane, ar dabar, kai man gerai, aš daug padaru per dieną, į nepavargstu, va, yra į ką pažiūrėti. Nu gerai, tai sakė, vaikį, dabar tu taip būsi. Tavo daly bus dirbt, o vakarė pareisi ir da pasilsaisi. Einu toliau. Žiūri, ta pati Gryčių stovi, žiūri, ta pati mergo audžia, ale jau nukur, geulinys baltas, kai saulė šviečia. Labą dieną, gerą dieną, pasisveikina Dievas, sako, kasgi tave panelytė, tai gražiai išmokina aust, taip jau čia teisingai. A matai, ta merga tokį biškį primandros būtų, aš pati išmoko. Dievas palingavo galvą, įsako, tyva vaikeli, dabar nuo šiolek tavo tokį daly į bus. Tu dirbsi, ateis vakaras, į parodyt neturėsi ką, į pavargus būsi, į nebus niekuo pasirodyti. Į nu tą laiką taip yra Dievą prisakytų, žiūrėk, dabar parėjo vyras iš darba, atsisėda, motin duok valgyt, a tau karvė baubi, keula žviegi, vaiks verki, puodis bėgu, į neprikatra pulti. Einu per lauką, šienelį pjautą, vingiuoja pradalgė. Visų tiesiausi, visų plačiausi, tai mano darnužė. Visų tiesiausi, visų plačiausi, tai mano darnužė. Einu Vagavaryta, per platų pūdymį, visų ilgiausi, visų gražiausi, tai mano darnužė. Visų ilgiausi, visų gražiausi, tai mano darnužė. Kur be klajočia, kur be sustočia, matos darbi vernia. Tu nepabėgsi, nepasislėpsi, ateisi prie upę. Tu nepabėgsi, nepasislėpsi, ateisi prie upę. O aš atliksiu, akis užimsiu, tu spėsi neatspės. Tyliau upelį, kalbėk bernelį, kalbėk, ko aš tylės. Tyliau upelį, kalbėk bernelį, kalbėk, ko aš tylės. Mes nebe tie, į nebe tas mūsų kaimus, į žmonės nebe tie. Ale kol da žmonės dirbo žemę, kol kepu duoną, kol laika vištytę, paršiuką, kol moku tarmišką kalbą, kol nešioji tautinį drabužį, Lietuvo vis dar bus gimokila. Labai smagu jaunimą pamatyti mūsų tarpį, jūsų tarpį jaunimą pamatyti. Labai smagu, kad žmonės nori, kad galima da prisitraukti į da smagiau pamatyti tiek žiūrovų. Aš mysliu, ateis du. A jau dabar tai visi. Kur aičia, kur bučia, tik Lietuvos. Neužmiršia tik Lietuvos. Neužmiršus laukelis, plačios sodybėlės, žalios lankos. Paupėlės, žalios lankos. Paupėlės. Oi, nėra
duodam estafetę Radasi. Sveiki gyvi visi. Mes atvažiavom iš Panevėžio rajoną, Miežiškių kultūros centrą Nevėžio padalinę ir norim jums papasakoti vienų istorijų, kurių pasakojam į Vilnių. Bu mes atrankų praėję. Nežinau, kaip tai buvo, bet praėję. Ir mes tų istorijų pasakojam prie Gedimino pilies pačioj papėdėj. Atšita šalva mūsų kompanijoje yra į tos garsiusias duonas kepėjas, kurios rauguolis kepo. Ir televizijai visi filmuoja jas, roda. Jeigu norėsite, kada, tik ir pas jums buvo. Ir pas jums buvo. Irgi turėjo palapinį, kvepina tenais pirgais, visi užsieniečiai, paaiškinti niekaip nemoko, ne jokia, tik tai daikųjų, spasiba, angliškai nieka. Ir visi žiūri, kasgi čia per patiekalus, ir nieks nesupranta, ale kai paragauja, da pakartota tai. Tai va. Bet iš tikrųjų mūsų Radasto garsi ne tik tuo, bet ir tuo, kad jinai dainuoja labai garsių dainininkių dainas. Tai mes dainuojam Nybragalę kraštą dainininkių dainas. Aišku, mes nedainuojam taip, kaip jos dainavo. Nemokam. Tai buvo labai sudėtingai, kaip prancūzės jiems dainavo. Buvo pasavoja kanakai. Mes pabandėm, sakė, mums negerai, folklorą ten tie visi meistrai. Saka, nedainuokit, bu nieks jums neišeina. Tai nebedainuojam, dainuojam radastiškai. Ane? Bet to kraštą dainas dainuojam. Ir dabar dar norim papasakoti tokių istorijų. Tam krašte visokie nematnus dalykai darosi. Tai va vienu kartu, aš tai nebežinau, gal Stasys, gal tavo tik giminaičiai gyvena Nybragalė ten. Kur tėva, kur turėjo tuos 3 sūnus tokios apynaros. Nu tai tokie 3 sūnus buvo. Ai, nu va, tai sakau. Į buvo 3 sūnus, 2 tokie kvailė, atrėčti visiškai durus. Nu į dabar sugalvojate 3 sūnus nuveik pripradėlę. Gi šitą kaip senobinėse sodybose būdavo. Prūdus gitinai, viską būdavo. Sodželkas, jo. Ir tai dabar žiūri, išėję, jie pasiėmė, suprantat, strėlčius, nuvėję, žiūri 3 gulbės plaukalę, tokia grožė, 2 baltas. A jo trečti kaip snieg žvilga. Nu, taigi nusitaikė bestėjas ant tos gulbės, kaip šovė. Ale 2 nepataikė, a 3 nuskrinda. Da 2 parpykė, kaip šoka valdysi, ale 2 buvo kiauras, a 3 visai toks dūvus. Kaip plaukė, 2 nuskenda, a 3 neparplaukė. Ir tada, žinokit, toks buvo sielvartus, toks apšoka, ne namuose. Bet toks sielvartus, taigi pamyslik, tokie 3 sūnus kaip užulai dabar nuskenda. Nu ir raudoja, ale devulis taip galvoji. Duosim dar jum į tą vieną. Nu į va, įgimė jam vienas berniokas ir dabar apie jį mes norim jum į papasakoti. Aš mažas buvo, mažutėlis, lopšelį gulėdamas miega nenorėjau. Lopšelį gulėdamas miega nenorėjau. Kai pasiaugėjau, vaikščioti pradėjau, aš nuvėjau į stainę.
nevėžis, nybragalis, tūmagalis, trumbragis, visur galai. Bet yra limeikė. A ne, Bruni? Nu, ir tenai gyvena tokį net našlalą. Gal atsimenat? Atsimenu, sakote, tai pačianu? Taip. Tokį našlalą ir jinai turėjo nežmonišką grožę dukrelą. Tai paėmė tas bernelis ir atsižiūrėjo tų mergelų. Pradėjo eit pas jų klaitelą, nu tai visą šūrum būrum, kiek sužinoja motinėlą dukrelas, kiek pradėjo nervuotis, nebegali, raudo, į vienų dienų į naktį, dienų į naktį, taip nusraudoja, atsigula naktį, miego, sapnuoja. Aidu jinai su kašikiuku tokiuo, miškas, lasdyna krūmas. Ale jūs net neįsivaizduoja, kiek ant tą lasdyną krūmą riešutų. Ale tokie didelį, kiek kaštonai, tokie blizga. A jinai kad renka tuos riešutus. Atbūda, atsisėda ir galvoja. Taigi palauk, riešutus sapnuoti, taigi bus veselė. Ir ėmė dukrelų ruošti veselį. Septyni metai ir vieną dieną, kai bebuvau darže. 9 metai ir vieną dieną, kai bebuvau darže. Užauga mano žalias rudelas, 5-6 šakelės. Užauga mano žalias rudelas, 5-6 šakelės. Ant tų šakelių auksas žiedelis ir vilko gegutė. Ant tų šakelių auksas žiedelis ir vilko gegutė. Kol kamarytų ir vakarėlį ir vidury nakties. Kol kamarytų ir vakarėlį ir vidury nakties. To laiku kava, kol iškukava, išmotų lizdų grel. To laiku kava, kol iškukava, išmotų lizdų grel. A nevėžį. Pažįstu irgi tu tokį ilgų nosim. Nu, važinėdava visą laiką. Nu, važinėdava. Piršinys toksai. Ale, nu, saka žmonės, kad geras, nežinau. Tai žodžiu, jis atvažiavo, tas piršlalis, po kažkiek tai tenai dienų, kiemam pas tų našlalai, kur tų gražių dukrelai turi, tik jau gal sugadintų, negali žinoti. Ir žodžiu, kiek laikė gryčiam, iki puola prie stalą virtuvį, iki pradėjo baladot stalam, visi žiūri nebežino, kas šitą va yra, kas šitam piršlą, gal jam biškiti, žinot. Jisai taip, juokės atsisėdis ant Zaslaną, o, kaip gerai, sak, kas šitau gerai, suspėjo stalan pabaladot. Nu, tik jeigu kas nors užkalbino ir nespėjai stalan pabaladot, tai veselėsi nebus. A čia tai tikrai sutarsim. Oi, Ąsočių tai dovanosi, oi tu piršliai ilganos. Ąsočių tai dovanos, ar žiponų, ar megztinį, ar spalnyčių šedetinį, ar žiponų, ar megztinį, ar spalnyčių šedetinį. Piršlis melagis, pirša bernelį, piršlis melagis.
į gudrus, į mudrus, į išmintingus, į gryčių ir sklenyčių. Ui, taigi ir pradėjo ruoštis tai veselį. Nu, jis sukvietė visų kaimų, padarė veselių. Aš žinot, kad reikia veselių kelti? Žinot? Kai jaunatis, kai jaunas stoji. Ir kai jaunas stoji, tai žinot, tada visi, va, kas ženijas, tai tas jaunas bus visų gyvenime. Ir visi linksmi bus, ir gyvenimas geras. Ir todėl per jaunatį į veselį iškyla tokių didžiulių, tokių gražių. A kaip jai ruošiasi, mes tuoj padainuosim. Vėžys ežeruosiu, arielkas, šunys mazgoj puodus, torielkas, o tos rainosios kartelas pirka visokias mėsel, begrašia, o tos rainosios kartelas pirka visokias mėsel, begrašia, prikapoja malkų marksgenys, šarku nešia puodan apinys, reikia žvirblis paprašyti, moko alų padaryti, be grūda, reikia žvirblis paprašyti, moko alų padaryti, be grūda, lapė pausiuosi, aidamo, ilgu uodegėliu, šluodamo, tam kiškeliui vargi vietų veš jaunuosius su karė, un šliūba, tam kiškeliui vargi vietų veš jaunuosius su karė, un šliūba, žiogus ant smaikelę užgroja, visus mišką žvėris linksmina, vilkus čerkutį išgėris, vedė ožkų nusitvirtis, pašokti, vilkus čerkutį išgėris, vedė ožkų nusitvirtis, pašokti, jei su manim šokti neisi, aš tali komutį pasmauksi, iš ožkos kudlota kailė bus vilkui kepurėdai, kaip ponui bajorui, iš ožkos kudlota kailė bus vilkui kepurėdai, kaip ponui bajorui. Kaip žinom, tai nenusmaugia tos ožkas nieka, viskas labai gerai tai baigėsi. Ir dabar toliau, tai kaip jie tik gyvena, gal istorija nutyli. Ir man atrodo, kiek kitą kartą mes sustiksim, tai mes toliau pasakysim, kiek tai jiems sekėsi. Jo, kiek tai jiems sekėsi. Ar tai jie suslaukė vaikų, nesuslaukė, tai buvo, nebuvo. Žodžiu, tai va, bus progas matyti. Ada noriu pasakyti, kad pas mum, tai žinau, kitoks gražus pavasaris rožės pražydėjo. Ir mes norim tų gražių kvietkų, atsiminimai va šitai gražiai, kaip kvietkui moterytį vadovauti.
dabar norim pristatyti mūsų naujuosius draugus. Tikime, susitinkam ne paskutinį kartą su Kauno rajono Batniavos seniūnijos, taip jūs ir vadinatės, Raudondvario kultūros centro. Batniavos seniūnijos. Ai, aha. Kiek daug pavadinimo turi. Supratau. Mes pasitaisysim jaunį. Tai atiduodame stafetę Karklį. Sveiki, mėlieji žmonės šio krašto ir kito krašto, ir visų kraštų, iš kur tik tai kas atvykęs, visiems galima vykti šiandien. Mes tikrai nebuvo dar šitam krašte nei karto ir labai džiaugiamės, labai dėkavojam šio krašto gaspadoriams, kad mus pakvietė susipažinti su naujais žmonėm, susirasti draugų, susibendrauti su kolektyvais. Juk mūsų stiprybė, mūsų vienybė, ar ne? Kas buvo dainų šventėj, kas nebuvo dainų šventėj, visai netame esmė. Svarbiausia bendrystė, daina ir kol daina gyva, tol Lietuva bus gyva. Kol Lietuvoje skambės daina, kol tie jauni gražūs žmonės prie mūsų prisijungs, klestės ir gyvuos mūsų Lietuva. Taigi mes turim labai daug visko pasakoti. Jeigu mes čia pradėsim, tai ten nei 2 serijų neužteks. Mes varysim apie viso krašto žmonės, apie savo visas dainas, apie savo visus žmonės, ko tik neprišnekėtume. Bet kadangi jau labai čia mes galim nusibausti greitai, tai mes gal tik tokius pagrindinius. Mes dainų šventėj buvom, bet mes jums papasakosim, kas svarbiausia mūsų krašte, duonos kept mes nemokam. Arba dar palų austi, megzti, ar dar kažko daryti, irgi nelabai mokam, ar ne? Staklių neturim. Staklių neturim, jau sukušos staklės, naujų nebeturim, bet mes turim labai garsių vietų savo krašto, kurios pasižymi šventumo, kurios įtrauktos į visas istorinės knygas, į raštus ir tikrai minimos visoje Lietuvoje. Tai mūsų krašto tikrai išgyvos garsios vietos. Yra ir žymių žmonių ir kaip ir kiekvienam krašte yra visko. Kur geri žmonės, ten ir legendų daug, ten ir visko, ir dainų, ir pasakojimų, ir ko tik tai norim. Nu ir dabar mes padėkodamas jums norim vieną tokį mažą suvenyrą padovanoti šių namų šeimininkam, o paskui jau pradėsim pasakoti viską iš eilės. Ką tik tai mokam. 2 serijos, 3. Jo, galim. Su pertraukom. Čia mūsų stipraus balso savininkė, vedančioji Elena. Jinai labai irgi daug dainų moka, daug dainų atnešė į savo ansamblį. Jo, ir čia yra, žinokit, Elytės krašto skruzdėlyno rankų darbas. Skruzdėlytės neša, o šutelį šios visos, močiutė gyveno, promočiutė gyveno, sunešė skruzdėlyną didelį, bet jos ne tik skruzdėlynus krauna, bet dar žiūrėkit ten ir kažkokius sirupą verda miške. Ten viduje yra. Pamatysit. Aš nežinau, bet man sakė, kad verda skruzdėlynas darė sirupą. Tai va ten viduje kažkoks sirupas dar yra. Nu, ir dabar Alytė padainuos savo krašto dainą apie skruzdėlyną. Apie tą skruzdėlyną mes ir taip nemokam šūkti. Kai pavasaris ateina, visi traukia savo dainą, kad pasiklausytum žagrelės taisytum, kad pasiklausytum žagrelės taisytum. Tervinas užėmal, genys stuobrį lizdą krauna, gegutį kukuoja, karvelis burkuoja, gegutį kukuoja,
turgoj. Į skruzdėlį kuo mažiausia darbus dirba, kuo sunkiausia. Tūkstančiai bėgioja, namus godavoja. Tūkstančiai bėgioja, namus godavoja. Piemenėliai jūs ganykit, skruzdėlyno nedraskykit. Jūs didžiai sugriežysi, Dievui atsakys. Didžiai sugriežysi, Dievui atsakys. Taip, tokia Alytės krašto daina, toks skruzdėlynas. O dabar plačiau mūsų skraidininkė Suzanė pristatys jums apie mūsų kraštą. Aš jau prisigyriau taip labai, mes visko daug turime. Labą dieną visiems susirinkusiems. Mes, folkloro ansamblis Karklį, atvykome iš Kauno rajono Vatniavos seniūniją. Kuo įžymi šitą mūsų seniūniją ir kuo įžymus mūsų kraštas, ir noriu aš jums trumpai papasakoti. Mūsų Vatniava tai garsina garsus Paštuvos kaimelis. Čia stūkso Basųjų karmeličių vienuolynas. Vietoj sudegusios bažnytėlės, kuris sudegi 2012 metais pastatyta jau graži, nauja bažnytėlė, kiek paėję mes keleliu pro kapinaitės prieiname švenčiausiojo Jėzaus širdies koplytėlė. Šia koplytėlė yra pastatyta 1850 metais ir matote, ji vis dar stovi, atlaikiusi visus laiko negandas. Taip pačioje koplytėlėje kurį laiką kunigavo Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Jono Vailokaičio brolis Juozas Vailokaitis. Jis joje mokino ir ruošė vaikus pirmai komunijai. Abu broliai yra palaidoti mūsų Paštuvos kapinaitėse. Tai toliau ranka pasiekiama, mes prieisime stebuklingą vietą. Tai garsus Švento Jono šaltinėlis. Oi, vietiniai žmonės porina, kad šis vanduo turi stebuklingų galių. O buvo laikai, kai šitos visų jau tos kalbos pasiekdavo aplinkinius kaimus ir traukdavo žmonės, kas pasisemti, kas pasimelsti ir nusiprausti, o kas paprasčiausiai atvažiuodavo pasicekavyti. Ar tikrai žmonės tiesą kalba? Na ir dar, mūsų Paštuvoje dvare gyveno garsus žmogus, tai Ignas Karpis. Tai buvo pirmas žmogus, kuris Lietuvoje mūsų krašte panaikinęs baudžiavą. O apie jo gyvenimą ir nelaimingą meilę su baudžiauninkė Marta mums galėtų papasakoti, jeigu tik galėtų kalbėti, tai Igno Karpio tuopa. Tad važiuodami pro šalį, prašau, nepravažiuokite, užsukite ir tikrai sužinosite daugiau. Šermukšnėlį raudoniausias, kova virtai ant šone, kova virtai ant šonelio, angėliojo nemūrė, kova virtai ant šonelio, angėliojo nemūrė.
mūsų temos pavadinimas buvo Eisiu keliu giedodama. Tai va šita daina mes pradėjom programą ir po to, kadangi, kaip jau papasakojo, ten visokių negandų mūsų krašte įvykę ir gaisrų, ir nelaimingų meilių, tai vis tik tai prieinam išvadą, kad mums geriausia būna pas kur. Pas motinėlą, aš irgi žinau Ukmergės krašto, tai tą šnek tada biški prisimenu. Kartais tą pašnekolą, kad nebėra su kuom šnekėti, o čia žiūrės taip gražiai šneka tų mūsų šnekų, tai aš kartais žodį kokį be prisimenu. Tai va. Taigi, kad moka, taigi prisijunkit prie mūsų. Oi gerai buvo pas motinėlę, jie jau geriau ieškoti, jie jau geriau ieškoti, geriau neradau, blogiau atradau, ant vargelio papuoliau, ant vargelio papuoliau. Man vėlai gulti, man anksti kelti, žali rugeliai malti, žali rugeliai malti. Sumaliau siedą, sumaliau kitą, dar gaideliai negieda, dar gaideliai negieda. Oi ūžia, ūžia svarios girnelės, aš viena malojėlė, aš viena malojėlė. Oi dyla, dyla, auksas žiedelis, ant uosio mėlynėlio, ant uosio mėlynėlio. Oi dyla, dyla, man amželis, kaip vilkas akmenėlis, kaip vilkas akmenėlis. Na, prie mūsųgi prisijungia va šitie gražus 4 vaikai. Turim tą tokį kolektyvų, karklinėlę aš dabar aukštaitiškai pamatysiu prisimenę. 4 gražus vaikai, mes turim tą vaikų kapelą karklinėlis, tai jie grojai muzikontai geri, ir vakar biržos buvom, gal kas buvo, kartais vakar šventė didelė. Tai va. Na, ir dabar mes juos norim išmokinti tų šnekų visokių, tų dainų visokių, tai padainuosim apie bernelį, kūgi darydavo tas bernelis. Ant kalno klevelės stovėjo, klevelio lapeliai mirgėjo, klevelio lapeliai mirgėjo, klevelio lapeliai mirgėjo, brolis ant žirgelio sėdėjo.
Jaunimėlį šaunuolį. Tai džiaugiamės visi. Taip, būtinai reikia džiaugtis. Džiaugiamės labai, vertinam labai ir kaip anksčiau būdavo žmonės gyvena, kokiam viena sėdi visų gyvenimų, tupi tam pačiam viena sėdi, su kaimynais gerai sugyvena, padeda visus darbus vieniem dirbti. Aš gerai prisimenu savo babutės kaimų, prisimenu, į kitos babutės kaimų prisimenu. O paskui laikai keičiasi, susimaišo ir labai gražu, kai to pačio krašto žmonės dainuoja savo krašto dainas. Mes tų dainų savo krašto, aš pati nesu iš to krašto, bet prisirenkam kartais, išgirstam kokių gražių dainų ir paskui dainuojam. Taigi vėlgi gražu, ar ne? Tai o dabar, kadangi pas mum reikia privažiavę iš visų kraštų žmonių, kaip žinau, ir Žemaitijos žmonės atsikėlė, ir iš kitų kraštų regionų Lietuvos. Tai norim, kad mūsų ta Staselė, jinai kažkokių tai legendų labai daug žino iš Žemaitijos. Tai paporim Stasiukė vienų kokių legendų, vienų dainų, ir tada dainuosma, šoksma visi. Taip jau lėmė likimas, kad gimiau dzūkės ir žemaičių šeimoje. O vaikystėje mano prabėgo pas močiutę, netoli Pagramančio piliakalnio. Tad ir noriu jums biškį papasakot, aišku, gal ne viską jau atsiminsiu, nes jau, kai sako, ir gramė nebeta, ir pometis jau nebetas, bet aš jums tą padavimą kaip nors sureksiu. Gyvena tam kraštį viens bajors Pagramantis vardu. Ons turėjo labai gražią dukterį. O, baisę gražią dukterį turėjai. Daug ėjo pirštis į pilį, bet ana ženytis nenorėjo. Ir saka, aš ženysiu tik su tom, katras pastatys aukšt kalną. Viens vaikis atsirado, pastatė tų aukštų kalnų, bet ana nenorėjo tiesėti pažadą, neištesėja ir nuėjo pas raganą į saką. Ką man dabar daryti? Ką dabar daryti? Ženytis nenoriu. Ragana pamislėje sako, aš tau išvirsiu arbatas, tu išgersi ir nereik ženytis. Išgėrė tos arbatos ir pavirto upeliu. Ta žmonės to upeliu pavadino Gramančią. Į dabar šias laikais įstop aukštas kalnas ir apačiuoj čiurlena gražus upelis. Dar vienų dainų apie sūnelius, kaip tėvas augintų sūnelius. Čia 3 sūneliai gražus, tai mes dainuosim apie du. Augint tėvas du sūnelius, kaip sode medelius, užaugino, užnešiojo ant baltų rangelių. Ir nupirko jiems tėvelį
nuoširdžiausiai dėkojame Bažnyvos kolektyvui. Tai tikiuosi, ne paskutinį kartą dar susitinkam. Labai jums ačiū. Aš tikiuosi, kad susitinkam. Nu tai tiek, pirmai pradžiai, ne? Tai labai nesutikau. Mūsų programai netikėtai sutrumpėjus, dar kol mes čia truputėlį su jais viskas į savo vietas, paskui paprašysim mūsų vyrus pastatyti dar daugiau stalų, aš atnešiu staltiesės, Mildą paprašysim arbatą mum užvirti, o dabar aš senas žmogus turiu sudėti akinius, žinokit. Tokio truputėlį deserto. Pasivaržysim ant mislių. Auksą lantų praskyla, visas pasaulis sukyla. Sala patekėja. Aha, Radasta pirmoji. Gerai. Be rankų, be kojų tiltą pastato. Šaltis. Dieną naktį joji, niekas kelią nepastoji. Aha. Kas? Taip, vėjas. Ainu panelą per pevelą, pametė perlų karolis. Mėno rada, saulą surinko. Rasa. Gerai. Glėbių nepaimsi, saujų neišlaikysi, kai lakių nesuturėsi. Glėbių nepaimsi, saujų neišlaikysi, kai lakį nesuturėsi. Kas pasakė vanduo? Vanduo. Į plonas, į ilgas, o kai ant žemės atsisėtų, nesimata. Ne. Į plonas, į ilgas, o kai ant žemės atsisėtų, nesimata. Ne. Ar rūkas plonas ilgas? Nu, sufleroju, ką? Lietus. Ant gelažinių lėkščių mėsų stovi. Kas? Ne. Kas sakė arklys pakausti? Taip. Arklys pakausti. Aš ne gelala, ale iš gelalių. Aš ne lapelis, ale iš lapelių. Pumpuras. Ne. Aš ne gelala, bet iš gelalių. Aš ne lapelis, bet iš lapelių. Vainikas. Vainikas. Ateina bubelą 9 karelams, kas ją paliečia, tas gailiai verkia. Aišku, cipūčia. Aukštų panelą, žali suknelą, par vidurį susijuosus, pugryčia šukinėjų. Šluotų. Sūnus mano tėvą, ale mane brolis. Sūnus mano tėvą, ale mane brolis. Uošvis negali sūnus mano tėvą būti. Sūnus mano tėvą, ale man ne brolis. Ar ne vienodas? Aš pats. Šešios kojos, 4 ausis, 4 akys, 2 rankos, 2 galvos ir 1 uodega. Arklys su raiteliu. 1 kalbų, 100 klauso. 100 kalbų, 1 klauso. Seimas. Ne. Vienas kalbų 100 klauso, 100 kalbų 1 klauso. Aidas. Kas? Aidas. Aidas ne. Radija. Reginut. 1 kalbų 100 klauso. Klebonas. Kągi, mėlieji, programą
pasibaigė, kviečiam svečių neįsibėgiot, va tuoj pastatam antrą stalą, dar vieną, 5, 6, aš atnešu staltiesiu, Mildų duosim vandenį karštą. Viskas, tuoj pasidengiam stalus, į dabar pradėsim tūsą.